Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kartu pasidarysime labai skanų tortuką su skaniu vaniliniu biskvitu ir skaniu varškės kremuku. O kad tortas būtų dar skanesnis, aš į torto vidų, tai yra į kremo vidų, įdėsiu konservuotų persikų. Tortas išeina be galo skanus, gaivus ir kažkuo primenantis vasarą. Kaip išsikepti šį vanilinį skanų biskvitą, mano brangūs žiūrovai, jūs gal matėte video, aš ją buvau neseniai įkėlusi savo YouTube kanale. Jeigu ne, tai po aprašymu būtinai paliksiu reikalingas nuorodas ir reikalingus ingredientus. Taip pat kaip pasidaryti varškės kremą, taip pat yra video pamokėlė apačioje. Iš šio varškės kremo mes galime ne tik susitepti tortukus, bet mes galime ir įsilyginti jį. Tad pradėsime dirbti. Aš savo tortuką surinkinėsiu ant padėklo. Užsidėjau torto padėkliuko ant besisukančio padėklo, man bus taip patogiau. Taip pat susipjaušiau smulkiai konservuotus persikus. Galite to nedaryti, tiesiog tai jau paliksiu jūsų nuožiūrai ir galite dėti ir vos ne po puselę, taip kaip jūs mėgstate. Ir tortuką šiandien persitepsiu sirupu, kuris lieka nuo konservuotų vaisių. Ir kad man kremą būtų patogu dėti tolygiai ant tortuko, tai yra padaryti pertepimus, aš įsidėsiu kremą į konditerinį maišelį. Taip pat jeigu kremas, kurį pasidarėme iš anksčiau, pastovi kambario temperatūroje, jisai gali pasidaryti toks nevientisas, tuomet galima kokiom 10 sekundžių dėti mikrobangų krosnelę ir po to vėl mikserio pagalba viską išmaišyti. Taip mes pataisysime kremo konsistenciją. Įsidedu kremą į maišelį. Tai gali būti mūsų tortuko viršus arba tortuko apačia. Kadangi man nieko nereikės stengtis lyginti, sudrėkinsiu tortuko dugną ir aptepsiu truputėlį kremu. Imu šepetėlį ir sulaistome. Visuomet žinokit, biskvitą sulaisto būtent taip, būtent tokio šepetėlio pagalba. Esu mačiusi, kaip pilsto šaukštais ir visuomet žiūriu tokias video ir galvoju, būtent pilstant šaukšteliais, netikiu, kad biskvitas labai tolygiai susilaistytų. Manau, šepetėlio pagalba mes tą drėgmę sulaistymą galime reguliuoti ir svarbiausia neperlėti, nes jeigu mes perlėsim sirupu ar biskvitas pradeda verkti ir tuomet ta bereikalinga drėgmė, jinai eina per apačią ir mes galim puošti, galim dengti įvairiausiom masėm. Vis tiek, žinokit, ta sunka, jinai, kad ir per storiausią sviesto arba ganašos sluoksnį, jinai bėgs per torto kraštus. Reikia sulaistyti kiekvieną lakštą, kiekvieną biskvito lakštą mes sulaistom. Pastebėkite, čia sulaiščiau ir aš jau nebegrįšiu. Tiesiog matau, labai puikiai matosi, kur aš sulaiščiau biskvitą, o kur ne. Ir kadangi įsidėjau kremą į konditerinį maišelį, man labai patogu dėti pirmą nestorą sluoksnį. Ir dabar padarysiu aukštesnius bortelius. Ir būtent čia pridėsiu konservuotų persikų. Ir dabar imu vidurinį sluoksnį ir dedu ant pirmo biskvitinio lakšto ir visą tai vėl viską pakartojam, tiesiog sluoksniuosim.
Aš labai tikiuosi, mano brangų žiūrovai, kad ir ši video pamokėlė jums bus labai naudinga ir vertinga. Ir jeigu jūs dar nesate užsiprenumeravę mano šio YouTube kanalo, tuomet kviečiu padaryti tai dabar, nes jūs vieni iš pirmųjų visuomet sužinosite, kad Mrs. Bakes and Cakes įsikėlė naują video pamokėlę. Taip pat nepagailėkite uždėti like, jeigu ypač naudojatės video receptais, parekomenduokit mano kanalą savo draugams ir artimiesiems. Man tai tikrai labai svarbu. Ir taip pat labai malonu skaityti jūsų komentarus. Ačiū, kad esate kartu. Ir vėl, kaip ir pirmai, jeigu kur nors bus nelygumai, bus galima paspausti vidurinį sluoksnį, aš darysiu truputėlį storesnį. Užsidėsim persikus. Tortuką darau savo, brangų žiūrovai. Nieko ypatingo nepuošiu, tiesiog viršų apdėliosiu persikais ir viskas. Tiesiog tai tortukas prie kavos ar prie arbatos. Su šeima suvalgysim tikrai su malonumu. Ir dabar ant viršaus uždėsiu dar nedidelį kremo sluoksnį. Galima buvo tai padaryti ir apatinėme sluoksnėje, bet aš norėjau jums parodyti, kaip galima daryti, nes būna žmonių, kurie nemėgsta daug kremo. Bet šis varškės kremas yra labai skanus, tai aš jo negailėsiu. Dabar daugmaž paspausiu, kad man tortukas vizualiai atrodytų lygus ir po to iškart galėsim išlyginti ir padėti tortuką ilsėtis į šaldytuvą. Kad biskvitiniai tortukai būtų skanūs, minkšti, drėgni, tai yra šlapi tokie nesausi, būtinai biskvitą sulaistom ir kai surinkam tortuką, duokim pailsėti, mažiausiai 5 valandas. Šiaip geriausia palikti visai dienai arba visai nakčiai. Po kol susigers, galima apipavydalinti ir šis varškės kremas puikiai laiko formą ir mes galėsim įsidėję ant galiuką truputėlį papuošti bent jau kraštukus. Pasižiūrėkite, koksai tolygus, tikrai geros konsistencijos išeina varškės kremukas. Ir įdėjus į šaldytuvą, kremukas, žinoma, sustingsta. Puikiai sustingsta ir laiko formą. Aišku, geriausia tortuką surinkinėti žiede. Torto kraštukus papuošiu su M1 ant galiuko. Tiesiog paprasčiausias ir pats lengviausias puošybos būdas būtent yra toks. Pažiūrėkite, kaip puikiai šis kremas laiko formą. Ir į patį viduriuką aš tiesiog įdėsiu pjaustytų, konservuotų persikų. Ir viskas. Nieko nepuošiu. Vien pamačius tortuko papuošimą, visi supras, koks tai yra tortukas. Jisai skanus, gaivus ir ne per saldus. Aš manau, tai svarbiausia. Visgi tortuką apjuosiu acetatinę juostą ir suspausiu su konditeriniu žiedu, nes norisi, kad tortukas būtų kuo lygesnis. Ir dabar tortuką dėsiu į šaldytuvą keletai valandų. Šiaip mes jį ragausime rytoj. Per naktį pastovėjo mano tortukas šaldytuve. Kremas sustingo. Puikiai laiko formą, realiai net lyginti papildomai nieko man nereikia. Kadangi šis tortukas yra šeimai, mes jį valgysim, tai aš daugiau, žinokit, ir nieko nedarysiu. Ir dabar visi kartu mes padarysim pirmąjį pjūvį. Tortas pastovėjo šaldytuve, įsigėrė ir net nebejoju, kad jis bus labai labai skanus. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi ir jūs kepsite ir naudositės šiuo skaniu receptuku.